Erdvinių kūnų tiesės. Pagrindinės erdvinės figūros yra taškas, tiesė ir plokštuma. Plokštuma, kaip ir tiesė, yra begalinė. Per 2 taškus eina vienintelė tiesė. Per 3 taškus nesančius vienoje tiesėje eina vienintelė plokštuma. Erdvės tiesės gali kirstis, gali būti lygiagrečios ir gali būti prasilenkiančios, kaip tiesė A ir tiesė C. Išmokime nubraižyti stačiakampį gretasienį. Pirma, nusibraižykite pagrindą, tada nubraižykite šoninės briaunas, o tada uždėkite kaip ir stogą. Mes matome, kad stačiakampyje gretasienyje briaunos A1, D1, A1, B1 ir A1A turi bendrą tašką A1, todėl jos bus susikertančios. Pabandykime pasakyti, kokios briaunos susikirs taške A. Matome, kad tai bus AD, AA1 ir AB. Jei lygiagrečios yra šios tiesės A1, D1 ir AD, rašoma štai taip. Nei lygiagrečios, nei susikertančios yra A1, D1 ir AB. Todėl tokios tiesės vadinsis prasilenkiančiomis. Jei nagrinėsime stačiąją trikampę prizmę, kuri yra nubrėžta ir jos pagrindai yra ABC ir A1, B1, C1 ir tose pagrinduose yra statieji trikampiai, kampas atitinkamai B ir B1 yra status, tai pabandykime surašyti briaunas, kurios kerta AB briauną. Matome, kad AB turi bendrus taškus su tiese AA1 ir B1 ir tiese BC ir tiese AC. O su kuo AB yra lygiagreti? AB yra lygiagreti su A1, B1. O su kuo yra prasilenkianti? O tai būtų tiesės C, C1, A1, C1 ir B1, C1, nes jos nėra vienoje plokštumoje ir neturi bendrų taškų. Antroji užduotis prašo apskaičiuoti briaunos AB ilgį, kai mes žinome, kad BC yra 12 cm, AC yra 13 cm. Pritaikome Pitagoro teoremą stačiajam trikampiui ABC, nes kampas B tame trikampyje duotas yra status. Žinome, kad įžambinės kvadratas yra lygus statinių kvadratų sumai, todėl galėsim parašyti, kad AB kvadratu bus AC kvadratu, tai yra įžambinės kvadratas minus žinomo statinio kvadratas. Įsirašome skaičius, kuriuos žinome. AC pas mus yra 13, parašyta kvadratu, BC yra 12 ir suskaičiavus gausite, kad tai yra 25 skirtumas. Ir ištraukus šaknį žinosite, kad AB yra 5 cm ilgio. Trečioji užduotis prašo apskaičiuoti prizmės pagrindo ABC kampo A dydį 1 laipsnio tikslumu. Prisiminkime, kad sinusas kampo A yra statinis esantis prieš kampą BC padalintas iš įžambinės AC.
Todėl galėsime parašyti, kad mūsų sinusas kampo A yra 12 padalinta iš 13. Norint surasti kampą A, naudokitės arba lentele, arba skaičiuotuvu. O aš paspaudžiu skaičiuotuvę ir gaunu 67 sveikus ir 38 šimtasias apytiksliai, o kadangi prašė 1 laipsnio tikslumu, parašau, kad tai yra 67 laipsniai. Išnagrinėkime stačiakampį gretasienį, kur žinome visas jos skirtingas briaunas. Tai yra AB ar DC yra 8 kart šaknis iš 2 cm, BC arba AD yra 4 cm ir BB1 arba DD1, CC1 yra 8 cm ilgio. Yra pasakyta, kad taškas E priklauso plokštumai BB1, kad kampas BDE yra 30 laipsnių. Prašo rasti, kokiu atstumu taškas E yra nutolęs nuo taško B. Aš žinau, kad BB1 yra statmenas į pagrindą ABCD, todėl galiu pasakyti, kad atstumas yra EB, kurio aš ieškau, nes kampas B trikampyje EBD yra status. Todėl, norint surasti BE, kurią pažymėsiu raidele X, BD pažymėsiu raidele Y, todėl, kad planuoju iš trikampio EBD, kuris yra status, pritaikyti tai, kas yra tangentas 30 laipsnių. Tangentas 30 laipsnių yra statinis esantis prieš kampą, padalintas iš statinio esančio prieš kampą. Tai yra x padalintas iš y. O kiek yra y? Aš jį planuoju apskaičiuoti iš trikampio BAD, kuris taip pat yra status, pritaikius Pitagoro teoremą. Ižambinės kvadratas yra lygus statinių kvadratų sumai, todėl galiu parašyti, kad mano y bus AB, tai yra 8 šaknis iš 2 pakelta kvadratu, plus AD, o tai yra 4 pakelta kvadratu. Apskaičiavus gaunu 12. Todėl dabar galiu suskaičiuoti x. Įsistatau, žinodama, kad tangentas 30 laipsnių yra šaknis iš 3, padalinta iš 3, x aš ieškau, vietoj y rašau 12 ir gauname, kad mūsų x yra 12 padaugintas iš šaknies iš 3 ir padalinta iš 3. Tai yra 4 šaknis iš 3 centimetrų. Tai ir yra atsakymas. O dabar išnagrinėkime taisyklingą keturkampį piramidę. A, B, C, D ir viršūnė jos yra S. Nubrėžta, tos piramidės aukštinė yra SO ir jinai 8 cm ilgio, pagrindo įstrižainės AC ir BD, o kampas SCO yra duotas ir jis yra 50 laipsnių. Prašo eilutėje surašyti piramidės briaunas, kurios yra tiesėse, prasilenkiančiose su briaunos BC tiese. Pirmoji dalelė eilutės A bus BC prasilenkia su briaunomis AS, DS lygiai grečios su briauna AB.
Tai bus tik tai tiesė DC. Trečioji dalelė sako prasilenkiančios su briauna SB. Tai bus tiesės AD ir DC. B dalelę pabandykite padaryti savarankiškai, ieškokite, kur galėsite pritaikyti trigonometrinės formulės, sinuso, kosinuso, tangento, kotangento, kokio jums reikės. Ir nepamirškite, kad taisyklingos keturkampės piramidės ABCD yra kvadratas. Šoninės sienos yra lygus lygiašoniai trikampiai. Kad pagrindo plotas, tai yra kvadrato plotas, yra kraštinė pakelta kvadratu. Jei pažymėčiau kraštinės ilgio raidelę A. Šoninės sienos plotas yra pagrindas kart apotema padalinta iš 2, o apotema yra šoninės sienos aukštinė, kurią dabar nubraižiau. H. Piramidės viso paviršiaus plotas turi formulę S šoninis plus S pagrindo. O piramidės tūrio formulė yra 1/3 pagrindo ploto ir aukštinės H sandaugos, kur mūsų H yra duota ir tai yra SO. Sėkmės!